tiek. Tai treneri, rungtynės baigėsi 4-1 šeimininkų pergalė, jūsų pralaimėjimas, kokios mintis, kokie įspūdžiai apie rungtynės? Na, manau, kad pirmą kėlinį gan neblogai sekėsi, ypač kas liečia veiksmus gynyboje. Tikrai tvarkėmės, pabandėm varžovų šiek tiek nustebinti, nežaidėm savo įprastą schemą 5 gynėjais, pakeitėm 4 gynėjais ir visai tas tikrai pavyko. Aišku, atakoj tikrai trūko aštrumo, nebuvom turbūt šiandieną tokie pavojingi, kokie galėtume būti, bet sakau, antram kėlinį kažkas nutiko, subirėjom, pradėjom daryti labai tokias vaikiškas klaidas ir šitam lygiai, jeigu taip klysi, varžovai iš karto baus. O tos klaidos, vis tiek jauna komanda ir turbūt tikėtis, kad klaidų nebus, yra labai sunku. Na be abejo, tik tai aišku, norėtųsi iš tų klaidų kažkiek mokintis. Ta pati Rūbinį šiandieną sakiau, kad tikrai nemaža dalis turbūt šiam sezonė įvarčių tokių gimsta pas mus iš tokių paprastų vaikiškų momentų. Tai sakau, jeigu tuos dalykus kažkiek pavyktų pagerinti, gal ir tas rezultatas kitoks kažkoks būtų. Trenerių Luko Jonaičio nebuvo pagrindinius snaiperio, tai to aštrumo be Luko turbūt ir trūko šiandien, ar ne? Na taip, turbūt visi šitoj lygoj pastebi, kad Lukas daro kažkokį skirtumą mūsų komandoje. Ne tik jūs to klausėt ir praeitos rungtynėse treneris to paties klausė, tai tikrai svarbus labai mūsų žaidėjas, sujungiantis tas grandis tarp gynėjų ir atakuojančių žaidėjų ir įneša to gyvumo. Tikėkime, kad jau artimiausiose rungtynėse grįš.